Na, tai antras dublis. Naktį nepavyko, nei kibimų. Galbūt žuvys kimba. Čia dieną. Radau čia tokia vietukė prie upelių. Brūzgynai, kensynai. Bandau dasibrauti čia kažkur ir pabandysiu aš čia su spinningu. Turiu rankoje sutvarkytą meškerėlę. Aišku, jinai gramatūra jos didelį. Mano voblerukai mažiukai. Šapaliniai sveria tik po 2 gramus. Tai, bet vis tiek sakau, reikėtų pabandyti čia toj upelį kažkur užmest. Nes tam upelį mačiau plaukiojant ne vieną virš delno dydžio žuvį. Tai galvoju, tokioj vietoj užmetus, gal ir pavyks kažką suviliu. Tikėkimės. Noriu bent vieną kibimą, bent vieną žuvį pagauti. Taigi, tveriam įrankį, imam voblerukus ir pabandom pratraukti keletą kartų. Štai, turiu tokių voblerukų. Mažiukų, mažesnių. 1,5 gramų ir 2,5 gramų. Tai pabandysim. Saulutė biskį šviečia, biskį nešviečia. Dėdam kokį ryškalą. Šitas mėlynas, toks ryškesnis. Gal pais. Nežinau, kaip čia su tokia meškerę eis užmest. Tokį mažą, bet kažkaip pabandysim. Na, pirmas metimas. Beveik į krūmus. Nu ką, traukiasi. Dirba. Viskas čia gerai. Mailiukų matau plaukioja. Paviršiui. Aišku, būtų gerai lengvas spinningėlis čia, bet kokią jau turime meškerę, džiaugiamės, kad iš vis mes čia ją turim. Nes kiek ieškojau žvejų parduotuvių, tai niekur neradau. Net uoste neradau. Sakė, dar nedirba, dar ne sezonas ir panašiai. Meškerė sunkus kuolas. Daugiau jūriniai žvejybai tinka nuo kranto ar molo kokio, negu spinningavimui. Keičiu voblerį.
Mėlynas nepaėjo. Dėsiu šitą dryžą. Žuvies judesio jokio nematyt, išskyrus kelias žuvytes praplaukusias. Išsikabinau už bambuko. Atsargiai, atsargiai. Atsargiai. Op. Taip, manau, bandysim eit arčiau prie jūros. Einu dabar prie jūros arčiau, kur upelis įteka. Dabar kaip tik prasideda atoslūgis, tai vanduo į tą pusę. Ten to išėjimo pabandysiu su vobleruku užmest, palaikyti ten. Srovė nemaža, tai galbūt ir kažkas jūrinių paims. Pamačiau vietinius žvejus turbūt žvejojant. Einu pasiklausiu, kaip ir ranku gaudo. Tai gal užves ant kelių. Vietiniai žvejai žvejoja. Parodė sistemą, tai užsirišau svarelį. Užsirišau mazgu pavadėlius tokius. Va, tai tris pasidariau. Ir uždėjau, čia įgaudau vietinę ant tokių kirminų su kojom, perka parduotuvėje, tai man va porą uždėjau. Ir ant didesnio kablio užsidėjau krevetę. Tai pažiūrėsim, kaip čia kas bus. Čia jie pagauna tokių smulkių žuvelių. Pagauna vieną didesnę, vieną kitą. Tai tikiuosi ir aš pagausiu. Guč. Nu, bandom ištraukti žuvį galbūt. O, sankaba. Nieko. Nieko. Nieko nėra ir nieko nėra. Pažiūrėjau, kur vietiniai meta. Tai aš mečiau čia tiesiai, bet žiūriu, jie prie akmenų meta. Tai va ten akmenys, tai dabar prie akmenų užsimečiau. Ir lauksim kibimų, nes 2 sykius ištraukiau, tai nei krevečių nieko nėra. Kažkas bum padarė. Ir nieko nėra. Taip, ant apatinių 2 kablių nėra.
nuėda labai greitai kažkas. Gali būt, kad per maži kabliukai šitie apatiniai. Tas viršutinis didesnis. Na, bet tikėkimės kažkas pasikars. Buvo kibimas, bet neužkirtau ir neužsikirtau. Bet buvo kibimas. Au! Au. Biskį jau. Oh, thank you very much. Thank you. Na ką, tai vietiniai atidavė štai tokių sliekų su kojom 100 kojais. Va, kas čia per sliekučiai. O. Su kojom bandysim ant šitų, tai manau, kad bus geriau negu ant krevetės ir laikysis ant kablių geriau. Va. Ir pasikirs lengviau. Palikau stovą, va, įsismeik meškeriai. Kažkas lyg ir truks. Bet va, gerai, kabos sliekai. Lizdukas. 4 kiaušinukai gražiai smaigaliu sudėti. Mažiukai. O, kokia. Pirštų galų dydžių. Tokios nemažos skruzdėlytės. Tokios laukinės. Buvo kibimas, buvo gražus kibimas, tempimas, du, davė. Žiūrim, kas čia davė. Viskas nunešta, viskas. Vienas syk buvo daužiai, kitas syk ir nunešta. Ką padariau dabar? Tai sutrumpinau pavadėlius, va. Trumpesnius. Nes toks jausmas, kad tų žuvys malasi tenai, nukala viską, o neįsikerta į šviną. Tai dabar, manau, bus geriau. Ir pinsis mažiau. Matai? Kalį iš kartų.
Eik tu savo. Tik trumpesnį pavadėlį uždėjau, žinai. Ištykiau. Karočią. Viskas, paskutinis metimas. Ne, va, matai, persikreipė. Jo. Paskutinis metimas. Eina nacha. Traukiam paskutinį ginklą. Silver Light karbolino. Speed Whip 360, sportinė meškerėlė ir bandysim eit ant akmenų su plūdinuke. Nu vis tiek turiu aš tą graikišką žuvį kažkokią pagauti. Negali būti kitaip. Persirišiu tik tai kabliuką. Nes čia labai mažytukas. Ir bandysiu. Na va, einam pabandyti su sportinuke. Čia va prie tų uolų akmenų. Žiūrėsim, kiek čia užsimesim. Va tepa. Apa. Trūksta ilgiau biskį, valo trūksta, nu bet ką. Turim ką turim. Reikia pagauti tą pirmą graikišką žuvį. Čia akmenys baigėsi, tai važvėjojom šalia krašto tų akmenų. Manau, ten žuvys turėtų ir laikytis. Kliovinu! Plūdė tik tai niurkt ir nuėjo. Jau gerai, taip. Kibimas. Oik tu sau. Kibimas. Žolės. Ha, 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 ha. Ha, 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 žolės. Ha, ha, ha. Meškerė jau kanamanų sutvarkymas atlaikė, bet matyt gavo saulės, izoliacija atitirpo ir vėl ten viskas įvyko. Vienu žodžiu, paskutiniai metimai. Nu, taip norėtųsi ištraukti vieną tą žuvį graikišką. Dar kažkaip bandau užmest. Nu, bandau. Dar pavyko. Dar pavyko. Oi. Nu, da bandau. Reikia bandyti neprarast vilties. Jau meškeriai chana. Nu va kaip nudaužau tuos liekus. Nu da sykutį bandau. Bet jau turbūt paskutinis bus. Šitas metimas tikrai paskutinis, nes neturiu sliekų daugiau. Va. Ir labai tikiuosi, kad aš jį užsimesiu.
Oi, kaip lūžta meškeriai, jau lūžta meškeriai. Nu, davai. Da vieną metimuką. Ople. Nu, tikrai jau čia paskutinis. Na ką, draugai. Meškeriai sulūžus. Vietiniai sliekai baigėsi. Kelis kartus pabaksnojo. Tai aišku, paskutinis sliekus nunešė. Kimba turbūt nedideliais žuveliais, bet nei vienos taip ir nepavyko užkirsti. Galvoju, kad įdėsiu šią žūklę. Noriu parodyti, kiek turėjau reikalų, kiek problemų dėl meškerės. Kaip čia viskas sudėtinga, kai neturi reikiamos įrangos. Na, bet kaip sakau, jei nebandysi, tai nepagausi. Todėl pabandžiau, pažvejojau naktį, truputį pamėčiau vobleriuką upė. Ir šiandien gerą pusdienį praleidau prie jūros. Gaila, kad nepavyko nieko sugauti. Gal kažkada kitą kartą, kai būsiu geriau pasiruošęs. Nes, kaip sako, pusė žvejybos sėkmės priklauso nuo pasiruošimo. Jeigu patiko video, paspauskit like, pasidalinkit, pakomentuokit ir susitiksime kitose žvejybose. Ate. Ištraukiam paskutinį metimuką. Meškeriai labai graži, va, su tokia įranga žvejoju. Bet čia nieko nebėra. Turbūt nei sliekų, nei žuvų. Taip, tuščia viskas, tuščia. Tuo žvejybą mes ir užbaigsime. O šitą meškerė nuguls į Graikijos šiukšlių dėžę. Iki, draugai. Va, vietinis žvejys tuoj pagaus. Vietinis žvejys užmetė į tinklą. Nugi. Pažiūrim, ką jisai pagavo. Atėjau su tinklu, užmetė. Na, dabar trauk. Mačiau, turbūt pagavo. Yra viena žuvelė. Na, ir ką toliau ištrauks? Ne, nieko. Ar vieną pagavo? Vieną pagavo. Viena yra. O la puta nemaža.
Pažiūrėjau. Vieną. Ai ne, ten ne viena. Ten visas pulkas, viena, dvi. Nu va, atėjo 5 minutės ir išsinešė kokį kibirą tokių. Priejo, apsižiūrėjau, kur būrys matyta ir ant to būrio. Fukt, užmetė tą išskleidžiamą ir yra. O aš visą dieną savo vargstu ir nulis. Oi, smagu vaikščiot. Pajūriu. Nupėdinį iki viešbučio. Kokį kilometrą gerą apsižiūrė, kad va žvejybos vietoj savo. Prašau, po rifu paliktas telefonas su pakrovėju. Nu ką, per kojytes ir rankytes, jeigu neatsimeni, kad palieki savo daiktus. Va taip va. Pasigraužėkit vaizdais. Ir šio video aprašyme ieškokite kito mano video, kuriame yra paskelbtas konkursas.